Ketvirtoji užduotis, kuri žemiau pateiktų nelygybių neturi sprendinių. Matome, kad pavyzdžiuose yra visur pilnos kvadratinės lygtis. Na, bet kokiu atveju jos būtų pilnos, nepilnos, vis tiek yra kvadratas, x kvadratas ir vadinasi mes turėsime grafikus, kurie atrodo kaip parabolės. Parabolė gali atrodyti taip, nesvarbu kaip. Na, dabar kas nulėmė šakų kryptį? Nulėmė tai, koks yra priešais x esantis skaičius. Reiškia a koeficientas. Jeigu jis yra teigiamas, mūsų parabolės šakos žiūri viršų, jeigu jis yra neigiamas, parabolės šakos žiūri į apačią. Tai dabar logiškai, taupant laiką, pastebime kiekvienoje lygtyje, kas yra parašyta. Čia a koeficientas yra teigiamas skaičius, vadinasi šakos bus nukreiptos į viršų. Tai mums nesvarbu, kad ir kur būtų viršūnė, mes, matydami, kad prašo rasti x reikšmės, su kuriomis funkcijos reikšmės yra teigiamos, jų tikrai turėsim. Užduoties sąlyga yra visiškai kitokia. Reikia pasakyti, kuri iš pateiktų nelygybių neturi sprendinių. Tai ši tikrai turės ir mums ji netinka. Štai šią reikėtų tikrintis, nes viršūnė gali būti apačioje ir mes turėsime neigiamų verčių mažesnių už nulį. Mažesnis už nulį reiškia, kad y bus nulinis, didesnis reiškia y pliusinis. Toliau kita. Gerai, čia šakos matome, kad nuleistos apačion. Na, tikrai mes turėsime sprendinių, vadinasi, tai šitos irgi galim nebetikrinti. Dar kartelį, taip. Nesvarbu, kur bus nukreiptos tos. Tiksliau, nesvarbu, kur bus viršūnė, bet matydami, kad a koeficientas yra neigiamas, mes žinome, kad šakos yra nuleistos į apačią. Vadinasi, mes tikrai gausime vertės, kurios gali būti neigiamos. Tai šitas negali būti atsakymas, kaip ir panašiai analogiškai pirmas negalėjo būti. Čia taip pat mes galime, čia reikės, mes negalime spėti, kad taip nebus, bet reikės patikrinti. Matome, kad šakos žiūri į viršų, tačiau neigiamų verčių mes galėtumėm turėti, reiškia mažesnių už nulį. Tai vadinasi, mes dabar turim tiesiog paimti ir patikrinti, ar tai bus pirma ar antroji. Na, tai skaičiuojamės x kvadratu minus 6x plus 9. Pirmiausia, prisilyginsime nuliui pačią mūsų funkciją tam, kad rastumėm, kuriuose taškuose mūsų parabolė kerta nulį, reiškia, kada jinai lygi nuliui. Ir nuo šitų taškų mes galėsime atsverti. Tai va čia matome būtų teigiamas intervalas, čia būtų teigiamų y intervalas, o va čia būtų neigiamų y intervalas. Taip? Tai ten tiesiog taip ir atskiriam. Tai mes dabar to ir ieškosime. Tam mums reikia apskaičiuoti. Gerai, čia šiaip galime diskriminantą skaičiuoti, tai jūs galite ir pagal diskriminantą spręsti, bet čia galime dar paprasčiau padaryti, nes čia yra greitoji daugybos formulė, jinai atrodytų taip pat, x minus 3 apskliausia kvadratu. Tikrai galim pabandyti greitąją daugybos formulę pritaikyti ir pamatysim, kad gaunasi x kvadratu minus 2 kart 3 kart x būtų 6, x ir reikėtų pridėti 3 kvadratą, kas būtų vėlgi 9. Tai aš taip ir parašysiu. Kodėl aš tai padariau? Dėl to, kad taip yra daug lengviau skaičiuoti. Kažkokios skaičius kvadratas yra lygus nuliui, tai reiškia ir tas skaičius bus lygus nuliui. X minus 3 lygu nuliui, x lygu 3. Vadinasi, mes turim tik vieną vertę, kuri yra lygi nuliui. Taip būna, kai mūsų grafikas atsiremia į x tik viršūnėje. Tai mums šitas kaip ir tinka. Šitas turi sprendinių. Vieną sprendinį, ar ne? Vadinasi, bus šitas atsakymas teisingas, kad jis neturi sprendinių, bet dabar galime net ir pabandyti dar kartą išspręsti jį. Na, kad jau 100% būtume įsitikinę. Šiaip, ką aš pasakiau, tai čia jau 100% taip ir bus, bet pasitikrinam, pamatysim, taip. Tai būtų x kvadratu minus 6x plus 10, kada yra mažiau negu 0. Čia tai jau diskriminantą atskaičiuot galime. B kvadratu minus 4ac yra formulė, tai 36 minus 40. Mes matome, kad diskriminantas yra neigiamas. Kam reikia diskriminanto? Tam, kad mes iš jo šaknį ištrauktumėm ir gautumėm, tiksliau galėtumėm jį dėti x1 ir x2. Tai jeigu šaknis yra, ar ne, ir šaknis iš neigiamos skaičiaus, tai mes to negalim padaryti. Tai jeigu jo nėra, tai vadinasi ir sprendinių nėra. O kaip tai atrodo realybėje? Žiūrim. Čia šakos nukreiptos į viršų.
o reikšmės mums reikia neigiamos. Vadinasi, galbūt, ne, čia net iš viso, čia net x neliečia, vadinasi, ta parabolė mūsų skraido, viršūnė yra va čionais arba čionais, jinai tiesiog niekada nebus neigiama, net ir lygi nulį niekada nebus. Tai, va tiek.